Nu, Eničko. Nuo mažų dienų ji užėmė savo poziciją mūsų biglių hierarchijoje. Nors ji su kitais šuneliais valdinga ir karinga, su žmonėmis ji priešingai. Netgi kai... O už ką mes ją mylim, Ernestuk? Už tai, kad ji labai už gerą charakterį ir už... Eničko. Ir už linksmumą. Ateik čia, mažutė. Ateik. Nors ji nedrąsi, Ateik. bet ji labai linksma. Ateik, mažutė. Ji niekad nepyksta ant žmonių. Mažulinkas. Tai Gerutė. A kur pilvukas? ir tiesa, jai labai patinka, kai jai kasu pilvuką. Geras katinėlis, geras. Paleisk. Nu ką, bėgam mažai. Eni. Ai, gerutė. Mylėjimą ir paklusnumą įsikūnymas. Ai, mano sūnai. Kas čia tai? Ateik. A kokius žaisliukus Ernestai jinai mėgsta? Oi, ne, kačių maistelis ten greitai. Enička. Eni. Mažutė, greitai čia. Eni. Ai, tu geras. Taip. Kas čia toks? Eni. Eni. Jai labiausiai patinka pypsintys ir minkšti žaisliukai. Eni. Kad galima laisvai pakramtyti. Eni. Štai, ateik čia. Kaip Ernestuk, jai reikia valyti ausytės. Reikia specialių lašelių. Reikia pamirkyti tuose lašeliuose pagaliuką ir tiesiog pavalyti ausytės iš vidaus. Po to su galva. Pirmiausia iš vidaus, po to iš išorės ir po to įpilti kitų specialių lašelių ir po to pamasažuoti ausytės. Nu, vat įdomiai. Iš išorės aš niekada nevaliau. Tai reikia iš vidaus įlašinti ir paskui tai pamasažuot. Ir šuniui labai patinka. Net letena strukčioje kaip patinka. O paskui paimti ausų krapštuką, taip, ir gražiai visas tas kriauklytės visas pavalyti, taip? Taip. Ir paskui gal gerai būtų palaikyti taip, kad prasivėdintų. Nes aplepausiai bigliai, dažnai jam niešti, prisirenka visokiausių purvų, taip? Taip. Eničko. Katė tenais, taip? Katė. Taip, reikia trupučiuką tą katę pavaikyti. Taip. Ir jūs apgins bet kokiu atveju. Nu, ir kur dabar yra mūsų katė? Žiūrėkit, koks biglis išdidus išvijo katę. Einam, pažaisim geriau su šuniu. Einam su žaisliukais, pažaisim. Jenka,